Ar žinote, kad ištyrus vos 23 hektarus eilinio miško rastos net 5 naujos Lietuvai rūšis? Mes tikrai mažai žinome apie miškus. Apsilankykite pažintinėse takuose, įsitikinsite patys. Dabar esame čia, toliau eisime raudoną liniją pažymėtą tako trasa, kurios bendras ilgis 1,5 kilometro ir vėl grįšime prie savo automobilio. Eime. Per purvynus bristi nereikės, šlapiausiose vietose yra įrengti tilteliai. O orientuotis padės spalvotos žymės ant medžių. Visa tako trasa yra pažymėta. Esam prie vieno iš seniausių medžių šioje valdoje. Šitas medis tikrai gali daug papasakoti apie save ir apie šito miško praeitį. Na, dabar ir paklausysim, kągi jis mums papasakos. Tu ką nors girdi? Ne. Aš ir nieko negirdžiu. Na, nieko tokio. Jeigu jums nepavyks susikalbėti su medžiais, visą informaciją apie jų istorijas rasite aname stende. Šiame miške galima pamatyti ir ypatingų retenybių. Pavyzdžiui, kuokštinė grifolė. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas grybas. Šiuo metu Lietuvoje žinoma mažiau negu 20 šio grybo radavičių. Miškuose rasim ne vien tik tai šernus, stirnas, medžius ar krūmus. Ant kiekvieno medžio yra didelė įvairovė įvairiausių gyvių. Pavyzdžiui, ant šito seno ąžuolo kelmo auga kerpės, kepurėti grybai. Grybai turintys kepurę, bet neturintys koto. Ir iš viso grybus neprimenančių grybų neturinčių nei koto, nei kepurės. Apsilankę šiltuoju metų laiku miške pamatysite ir ypatingų jo gyventojų. Pavyzdžiui, apelsininė skruzdėlė. Jis atrodo kaip normali skruzdėlė. Tikrai neprimena apelsino, bet kvapas jos būtent ir panašus į apelsiną. Pavostik. Nu tikrai? Tai va, tik nevalgykit jos, nes skonis vargu ar bus panašus į apelsiną ar šokoladą. Kažkodėl tai mokslininkai ją vadina juodąją stuobrinę skruzdėlę. Tikrai garantuoju, šiame miške pamatysite ateivius. Tik nereikia galvoti apie skraidančias lėkštes ir specialiuosius efektus. Daugelis jų įgavę labai pažįstamą išvaizdą. Pavyzdžiui, vienas iš jų – baltauogė meškytė, ateivis iš Šiaurės Amerikos. Jei nepastebėsite ateivių miške, čia įkurdintųjų portretus pamatysite stende. Ir taip pat sužinosite, kokias problemas svetimžemiai medžiai, krūmai kelia Lietuvos miškams, pievams, vandenims. O, velnis. Įlipau. Iš šerno ir iš žmogaus? Ne, į balą įlipau. Iš tikrųjų nėra ko keiktis, reikia žiūrėti po kojom, kai eini miške. Ir apskritai, balos pelkynai tai ne vien tik tai uodų peryklos, raganų ir velnių slėptuvės. Tai yra didelis privalumas miškui. Ant senų plačialapių medžių balų pakraščiuose auga įvairios samanos. Pavyzdžiui, plunksninė pliusnė. Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, taip pat į Europos samanų raudonąją knygą. O šiame stende rasite informaciją apie šiuo metu labai seksualią temą. Seksualią todėl, kad visi apie ją labai daug kalba, bet tikrai nedaug daro. Tai būtent apie klimato kaitą. Ir taip pat sužinosite, kaip galite sumažinti klimato kaitos poveikį savo miškui. Daugelis galvoja, kad tai ir tai yra šiukšlės miške. Tačiau būtent nudžiūvusius medžius, stuobrius, virtuolius ne tik kad galima, bet ir reikia palikti miške. Trečdalį miško gyventojų tai yra maistas, laikina slėptuvė ar jaukus puikus namai.
tako gale rasite tikrai didelį ir įspūdingą ąžuolą. Ateityje jis tikrai gali ir dydžių, ir storių pranokti visiems gerai žinomas Stelmužės ąžuolą.